Labą rytelį visiems. Apie 7 val. Ryto. Gedas Kailisas Daviturys. Aš Pelėdo. Kūrėm laužiuką. Pasikepsim, kas ten vakar liko neiškepta. Superinė šiandien diena bus. Šilta, nelis. Ta šilta, aš nežinau, 17-18. Tai? Apie 20. Tai gerai. Šiaip taip pats tas 20. Paliekame po truputį mūsų gražiąją stovyklavietę. Laužiukas baigė užgest. Iškepėm, ką turėjom iš šašlykų. Daiktai mūsų susipakuoti. Va, čia visa mano manta. Spalvota tokia, kuri Gedas į baidarę. Gedas jau savo didžiąją dalį nusinešė. Reikės dabar tais laiptukais ir man nukapoti po kelis reisus. Tai vat. Oras pasakinis yra, šilta. Vanduo mūsų irgi pasiilgęs, mes jo irgi. Nauja diena prasideda. Kaip kolega pasikartojo, 9:20. Paliekam stovyklavietę, labai gerą stovyklavietę. Prasme, nesinorėjo net iš jos išplaukti. Įsigėrėm paskutinius šašlykus. Prisipildėm šaltinio vandens. Super. Šiandien, kurią mes šį dieną dabar turim? Man atrodo 4. Antradienis. Taip, šeštadienis. Taip, 4 pilną dieną. Judam. Kabančio tilto likučiai prie miestelio Lėjaciems. Kažkas jau yra to tilto likę. Upė šiek tiek praplatėjo, nes reikėjo visai nemažas toks upelis, net ne upelis, upė, Tirza. Bet srovė liūdina, palyginus su vakar. Na, bet taip, kuo ta upė didės, tuo tų srovių mažės. Teks jau dirbti, mes gerai nulėkėm. Superinis oras tiesiog idealus įplavimui. Čia gal dabar kokių 19-20. Nei per karštą, nei per šaltą. Viskas eina gerai. Šitą kelionę kol kas man labai patinka. Bet čia video matosi, kiek yra vanduo pasėdęs. Tie visi krūmai iki pusės buvo apsimti. Toks įspūdis, kad metras per vakarą nukrito, tiksliau per naktį. Žodžiu, kapojam vingius, vieną po kito. Kažko įdomaus labai šupės nėra. Vanduo, kaip sakiau, jau pasėdęs. Šiaip nepasakiau, kiek mes esame nuplaukę. Mes esame nuplaukę 125 km kažkur apytiksliai. O, koksai posūkis. Vanduo nors ir pakritęs, bet jo dar vis tiek yra pakankamai daug. Judam jau link pietų kažkur. Turėtų būti apie 12 val. Startavom šiandien vėlai. Srovė jau taip nebeneša kaip nešia. Kaip sakant, kasdienybė tokia prasideda. Toks laukinis upės ruožas. Visokių medžių atsiranda, nuvirtusių, kažkokių krūmų. Civilizacijos nėra. Ieškom vietos papietauti kažkur. Betgi į tokį krantą tai nelipsi.
Ir labai daug posūkių. Papuoliau į žurnalistų apklausą. Taip, klausau. Kelintą dieną plaukiam? 4 plaukiam, jeigu neskaitom tos pirmosios, kur ten porą kilų. Nu, bet realiai jau plaukiam 5, ne? Na, galima sakyti 5. Kur dingo 4 dienos? Nu, laužė sudegė. Plaukiam 5 dieną. Taip. Kur dingo 4? Nežinau. Jos va taip. Vadinasi, Geras. vadinasi gerai viskas yra, jeigu mes nematom, kaip laikas bėga. Jeigu būtų kažkas negerai, tai tada sakytum, ai, jau žiek tiek dar liko, tiek mažėja. Sakau, man tos 4 dienos jos pradingas. Jos va taip. Jo, visiškai. Visiškai. Ir paskui, kai liks tos kelios, jau taip, nebent labai neįdomi būna trasa, kai tos kelios lieka. Tada galvoju, nu gerai, greičiau tas finišas. Bet jeigu įdomu, tada jau biškai kažkaip netgi ir... Ai, baigėsi. Reportažas baigtas. Reportažas baigtas. Ačiū, mėly žiūrovai. Mėly brangus, tikimi žiūrovai. Nu va, kaip pušelė gyvena. Įdomu, kiek jai metų beliko. Na va, mūsų pietavimo vieta. Padirbėjom, atplaukėm. O, kai malku. Eik. Ir laužavietė. Ir stalai. Jo. Jo. Pušynas. Nu, Lietuvoje tokių nerasi. Šiaip. Šiaip viskas naujai padaryta. Einam pasižiūrėsim, kur mes čia esam. Bus parašyta. Jo, čia įteka tas upeliūkštis Tirzina. Jau panašus buvo šiandien vienas. Tirzė, o čia Tirzina. Paliekame mūsų šaunėje stovyklavietę. Labai turėjom skanius pietus. Ir dabar vėl kelionė. 15:20 dabar. Kadangi diena vėliau prasidėjo, tai vėliau ir pietus atėjo. Čia toj pusėje, man atrodo, tik salelė kažkokia. Na, tai gerai, bet į tą salelę būtų galima įplaukti ir pasižiūrėti, kas ten apačioj. Gal ten nieko baisaus nėra. Man atrodo, gal kad nelabai ten baisu. Nu ką, turime sugriautą tiltą. Aš varysiu palapinės, tą palapinčiaus tą. Ir už jo turime slengstį. Priplaukiam slengstuką. Žiūrim, kas čia bus. Šniokštimo daug. Liuskavimo irgi daug. Aptaškė. Dar ir prieš vėją. Jo. Eik tu savo.
Biški buvo pagavę. Jau mandravai. Ne, aš taip nenorėjau, bet kažkaip labai patraukė į tą pusę. Tai realiai šiaip aptaškė porą kartų, tik tai guršę negavau. Ne, nes man davė į priekį irgi šitą atpurkląją kiek. Nu, nuo tų bangų aptaškė čia į priešpriešį. Artėjame prie miestelio Vydaga. Kabantis tiltas. Jonai, tu buvai neteisus, jų yra daugiau negu vienas. Šitas yra veikiantis. Iš karto to pangavimo dar. Bičiukas nusprendė pasideginti biškį. Aš eisiu į miestą, į parduotuvę. Padainuosime estradui gal ką nors. Bet čia iš esmės irgi gali gyventi, vat, ir laužavietė viskas yra. Iš bėdos galėtum pasakyti. Nu, ir galėtum sausai išmiegoti čia po stogu. Atižiūriu, apleista neblogai. Jo. O, čia kokia estrada buvusi. Rimta kažkada labai. Čia daug žmonių tilpdavo. Okei. Judam. Miestelis Vydaga. Nedidelis, kažkas panašaus gal jau praplauta Lėjaciems. Didesnės už Velėną turėtų būti. Nu, jeigu parduotuvė yra. Pažiūrėsim. Čia vat ir tokio pat vardo kaip miestelis upelis. Vydaga. Panašu, kad buvusi Malūno užtvanka. Einam pažiūrėsim, kaip yra tiltas. Jo, ne kažkas čia likė iš to malūno. Labai ne kažkas. Šniokščia. Čia tas miestelis toks ir namas žiūri visai. Neaišku, ar čia buvo malūnas, čia kažkas gal kito buvo. Ten tas kaminas toksai. Nu, čia patvanka. Žiūrų, gal jais kažkaip netyčia. Ko aš abejoju. Durys tai uždarytos, bet galima per čia pažiūrėti, kas yra į vidui. Oi, vidui nieko nėra. Sienos. Gražaus būtų pastato. Kažkaip kaip taisyklė Latvijoje labai daug apleistų dalykų. Kažkada buvo dideli užmojai, bet panašu, kad baigėsi pinigai. Nu jo, nieks dabar tokių namų nebestato. Čia kaip aš vadinu 90-ųjų barokas.
Ką mes šitą miestelį dar turim. Šiaip jaukus toks visai. Va, visai gražus namas. Kad nebus čia mokykla kokia. Autobusų stotelė. Ir parduotuvėliai, kurią žygiuoju. Kur galim nuvažiuoti? Rubrika viešasis transportas. Smiltynė. Žodžiu, galim kažkur nuvažiuoti. Da, parduotuvė irgi. Čia kažkada buvęs turbūt sovietmečių kažkas. Viskas apleista. Šaliukas tiesiog naujas. Žiūrim, kas yra, gal čia muziejus koks. Ta pati grupė Jum prava. Visur reklamuojasi, aišku, visur politikai. Ką balsuot? Nu ką balsuot? Gal malkų, gal pomidorų, šaukštų, dar kažko. Nu, žodžiu, jums įsirinkti. Grįžtu atgal. Apžiūrėkime tą estradą iš kitos pusės. O, sopkė yra. Nu. Gerai. Ką dar turim? Aha, elektros skydinė. Panašu, kad viskas atjungta. Aišku, nu, kažkada matosi labai buvo mandra čia. Šitą estradą. Dabar viskas, kaip sakant, yra apleista. Gerokai. Saulė vakarop. Teko jau ir saulės akinius įsitraukti, nes labai kala ir nuo vandens, ir nuo saulės. Judam toliau. Žiūrėsim, gal surasim kažkokią gražią vietą nakvoti. Manau, kad surasim. Kažkaip mes šitoj kelionė išsisukam iš visokių situacijų. Visgi, kai esi vienas, yra geriau. Padidėjo bangavimas, atsiranda po truputį uolų pakrantėse. Šiek tiek matosi, bet medžiais yra užaugusi. Tokių krantų. Nežinau, čia klintys, dolomitas ar kažkas, bet, nu, žodžiu, akmuo kažkas. Vakarėja, jau vakarėja. Nieko gero neradom. Plaukiam link miestelio Gaujeną. Žiūrėsim, gal ten kažką rasim. Na tai labas vakaras. Susiradom pagaliau nakvynės vietą. Esame Gaujenos miestelyje. Va, čia šiek tiek informacijos. Šitas smėliukas, kurio turėtų būti, nu, mes jo neradom. Turbūt jisai po vandeniu. Jeigu žemėlapį, esame čia tam parkelyje tokiam. Tai ką, yra laužavietė, palapinės, mūsų stalas. Baidarės čia. Gedas sugalvojo ten specialią apsaugos sistemą baidarėm. Aš nepasakosiu, pažiūrėkit jo video, pamatysit. Ką mes čia galim sutikti? Nu, va tokių gyvūnėlių. Šiandien beje, nežinau, 3 gal ar 4 bebrus. Aš savo akim tai 2 tikrai mačiau. Pliaukštelimų buvo kur kas daugiau.
Šiaip aptvarkyta, galėtų būti geriau čia viskas. Takas toks prapjautas. Didžiausias minusas tai yra dėl to, kodėl aš su kapišonu. Tai yra labai daug uodų. Nors ir esam prisipurškę, bet sega iš visų pusių. Ir laužiukas dega, bet nepadeda. Bet iš tikrųjų vieta tikrai gera. Jeigu čia būtumėm neradę nieko, būtumėm varę į Dainų estradą, kuri yra kažkur už kilometro. Tai rezultatai tokie tarpiniai. Šiandien pavyko nuplaukti 50 km. Atrodo gal įspūdingai. Startavom 9:30, bet upės tėkmė buvo tokia gera ir tokia greita. Ir kitas dalykas, trūkumas objektų, dėl kurių reikėtų išlipinėti. Tikrai buvo labai mažai vietų. Šį vietą aš čia parodžiau šiandien. Tai davė mums 50 km atstumą įveiktą. Rytoj iki Estijos stovyklavietės, kur mes numatę nakvoti, yra tik 17 km. Siena čia nėra toli. Tai, sakykime, planas yra toks, kad Estijos stovyklavietėje įsikurti kažkur, ant pietų, po pietų atvykus. Taip ramiai šiek tiek pačilinti, nes iš tikrųjų yra ir to nuovargio. Na ir plus, kaip sakant, padirbėjom iš pieties, tai galime ir atsigriebti. Kol kas tiek, nežinau, vakare dar susimatysim. Spraksint į laužą gal parodysiu. Kol kas viskas yra super. Kelionė iš esmės viršė mano lūkesčius, jeigu taip kalbėti. Upė gera, kompanionas geras, baidarė nauja puikiai. Tik tai kartais jos vairuotojas gryvą pjauna, bet, kaip sakant, žadėjo pasitaisyti. Šnypšia laužas, daug šlapių malkų, bet kaitra nuo jo. Čia mūsų irgi tokia priemonė atbaidyti uodus. Jau labai jų čia yra daug. Kažkiek gal ir padeda. Gerai, o aš eisiu biškį pasivaidelianti čia aplinkui. Žinau, kad yra dvaras. Rytoj aš planuoju jį nueiti. Bet pažiūrėsiu, kur šitie takeliai nuveda. Gal dar kažkas yra įdomaus. Vienas iš dvaro pastatų panašu. Kadangi jis yra parke, tikėtina, kad čia galėjo būti kažkokia vieta ar arbatos gėrimui, ar šiaip pasisėdėjimui. Tai būdavo tokie pastatėliai parkuose daromi. Žodžiu, kažkur einu tuo takeliu. O ar nueisiu kur? Pažiūrėsim. Paklausykit, kaip lakštingala čiulba. Žodžiu, visai nesimatau. Žodžiu, nieko gero aš ten neradau. Rytoj reikės eiti. Kaip ir keliai yra aiškus, bet kaip sakant, dabar didelė rasa. Aišku, rytoj čia irgi bus šlapia. Tai aplankysiu visą šitą rytoj. Dabar gal jau reikėtų eiti miegoti. Yra nuovargio. Tai ką? Šiandien jau, manau, pasakiau aš viską. Viską papasakojau, kas buvo. Ko nebuvo, nepasakojau. Tai gero vakaro. Iki.